3 patarimai, kaip prižiūrėti automobilį padengtą keramikinę nano dangą. Visų pirma, nevažinėkite ilgai su paukščio išmatomis. Be abejo, ta rūgštis valgys pačią nano keramikinę dangą, bet tuo atveju, jeigu jūs jos nevalysit, ten taip pat matysite tam tikrą išgriaužtą kontūrą. Danga sumažina purvo prikibimą, bet tai nereiškia, kad automobilio nereikia plauti. Jį vis tiek reikia reguliariai plauti kas 2, maksimum 4 savaitės. Ir svarbiausia, venkite visų tunelinių ir šepetinių plovyklų, nes jos bet kokiu atveju braižys jūsų kėbulą ir tokios plovyklos dažniausiai naudoja labai agresyvias chemijas, kurios sutrumpina jūsų keramikinės dangos tarnavimo laiką. Vietoj tunelinių plovyklų visada rekomenduojame plauti rankomis ir pasirinkite tą plovyklą, kuri naudoja 2 kibirų sistemą. Pavyzdžiui, kaip mes. Tokiu atveju automobilis išliks kur kas geresnį laiką tokiame stovyje.